Atsiversk, kaip lengva tai ištarti, bet kaip sunku tai įgyvendinti. Jonas Krikštytojas sako, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Ką tai išvis reiškia? Atsiversti tai ne tik taisytis, stengtis būti geresniu savo gyvenime ar susitvarkyti savo gyvenimą. Atsivertimas tai išlaisvinimas, kuris ateina iš Jėzaus. Jis jį atneša. Ne mes patys išsilaisviname. Jėzus mus išlaisvina. Nuo mūsų nuodėmės ir kaltės, nuo mąstymo, kuris priklauso šiam pasauliui, nuo mano savanaudiškumo, nuo malonumų ieškojimo, nuo įsipatoginimo, nuo pastovios minties, kuri skamba mano galvoje, man turi būti gera ir ne kitaip. Atsivertimas tai ne tik taisyklės, tai gyvenimo būdas, širdies kryptis. Tada, kai pradedu sakyti, Jėzau, tikiu, kad tu esi stipresnis už blogį, kurį aš padariau. Tikiu, kad tu esi tas, kuris gali išgydyti manąją širdį, sužeistą ir trapę. Atsivertimas tai ne bėgimas nuo Dievo, bet tai kelionė. Kelionė į jo glėbį su visų trapumu, su visomis nuodėmėmis. Ir klausimas mums šiandienai, ar vis dar bandau pats kovoti su savo silpnybėmis? Ar ateinu su jomis pas Jėzų? Gal šiandien tiesiog reikia ištarti, apsispręsti ir pasakyti, Viešpatie, ateik, išlaisvink mane nuo mano minčių, kurios tolina mane nuo tavęs. Išmokyk mąstyti ne šio pasaulio logiką, bet tavo širdies logiką. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.